Na, čia tiesa visiškai sakyti, taip. Na, tai visų pirma, kad ta platforma yra lietuviška, aš manau, jinai bus, tikriausiai pirma tokia Lietuvoje, kas yra labai gerai. Licėjus jau yra inovatyvus, mano nuomonė. Ši sistema prisitaiko prie tavęs. Kiekvienam mokiniui yra sudaromas asmeninis mokymosi planas, kuriuo jis gali naudotis ir sužinoti, kuriuose srityse jam reiktų labiau pasistengti. Vadovėliuose dažniausiai informacija yra pateikiama labai sausai ir ten praktiškai būna tik tai teorija. O e-licėjuje yra po kiekvienos vaizdo pamokos yra pateikiama daug uždavinių, kurie suskirstyti lygiais, taip pat yra sunkėjantys ir gali išsirinkti uždavinius pagal tai, kaip supranti temą ir tobulėti. Kas labiausiai įsiminė, tas, kad kai žiūrėdavau vaizdo įrašus, iššokdavo tiesiog užduotis ir tu ją galėdavai išspręsti ir taip ir pasikartoti ir tiesiog padaryti vaizdo įrašą įdomesnį žiūrėti. Mane e-licėjuje sužavėjo, kad pritaikyta, kad galėtum išmokti nuo pačių pagrindų arba net mokantis matematiką gerai, vis tiek turėtum iššūkį sprendžiant uždavinius. Pavyzdžiui, man labai patinka statistika ir tokia kaip analitika ir manau, tai puikus būdas savo progresą matuoti. Ir tai man tie taškai ir tas visas progresas sistemoje e-licėjuje iš tikrųjų patiko. Aš tiesiog besimokydama galiu susijęti tam tikrus dalykus ir aš žinau, kad tai aš galėsiu panaudoti realiame gyvenime ir kur aš tai galėsiu pritaikyti. Kad tos formulės tai nėra tiesiog skaičiai ir raidės, tai yra kažkoks faktas, kuris egzistuoja realiam gyvenime ir kurį galima iš tikrųjų pritaikyti. Aš nemanau, kad mokytojas gali prisitaikyti prie kiekvieno mokinio spragų ir jas užpildyti dėl to, nes mokinių yra žymiai daugiau, o mokytojas yra vienas. Todėl tai padaryti per 45 minutės yra neįmanoma. Ir būtent tam ir yra, manau, kuriamos tokios platformos, kur mokinys pats gali analizuotis ir gali pats tobulėti besimokant. Platformoje gali mokytis bet kuriuo metu, kurio nori ir bet kur tu nori. Taip pat aplinka platformoje yra labai jauki, yra bendruomenė, su kuria tu gali susisiekti. Taip pat laisvai gali rinktis kursą, kurį tik nori ir taip tobulinti savo žinias. Be to, man vėlgi labai patiko vaizdo įrašai. Man labai patiko tai, kad kai buvo paminėtas kažkoks tai mokslininkas ar matematikas, būdavo išmetama nuoroda į jo Wikipediją, nes kartais tikrai žiūri kokio YouTube video ir pamini kažkokį mokslininką ir tada tau reikia pačiam jo prancūzišką pavardę pabandyti parašyti ir tiesiog ne visada tai išeina. Naudojant šią platformą iš tikrųjų jaučiausi labai gerai, nes buvo labai konkreti informacija ir man patinka konkretumas, buvo puikūs paaiškinimai ir tiesiog mėgaujuosi mokydamasis toje platformoje.